Teisinga savivertė tai mūsų sėkmės bei klestėjimo pagrindas. Kaip atverti savyje talentus bei dovanas? Reikia dirbti, mėlyje, reikia išstudijuoti bei meistriškai pasinerti į save. Reikia užduoti savo vidinę užklausą, ką galėčiau vykdyti su aukštos meilės, darbštumo bei vidinio aktyvumo būsena. Kokio pobūdžio darbinė veikla galėtų džiuginti mane bei pasaulį, kuriame gyvenu. Kuomet meistriškai užduodate savo tokį klausimą bei matote savo talentus ir gebėjimo dovanas, tuomet jūsų savivertė bus labai aukštame lygyje. Ta patirtis, kurią įgyjame, galimybės, kurias savyje atverime, pats darbštumas ir tai, ką duodame šiam pasauliui, tai ir yra buvimas ir mūsų pačių suvokimas, dėl ko esame šiame pasaulyje. Žmogus ateina čia tam, kad puoštų kitų gyvenimus bei pasaulį, kuriame mes gyvename. Ir visa tai pakelia mūsų savivertę, tai suteikia supratimą apie mūsų reikšmę šiame pasaulyje. Supratimas to, kad tu nesi tuščias žmogus, o žmogus reikalingas šiam pasauliui. Tu sėji gėrį, neši laimę, tu atlieki darbo veiklą, kuri puošia kitų žmonių gyvenimus. Kuomet turite tokią vidinę nuotaiką savo pačiu atžvilgiu, tuomet jūsų savivertė bus labai aukštame lygyje. Mylėkite gyvenimą, mylėjai bei save šiame gyvenime, mylėkite kiekvieną žmogų, stenkitės kiekviename įžvelgti šventą dievišką būseną. Tuomet būsite labai aukštame savivertės lygyje, o tai padės turėti vidinį taurumą bei aukštą savivertę ir supratimą, kas esi. Tu esi kūrėjas, tvėrėjas, Dievas, tu gamta. Tu esi šiuose lapeliuose, danguje, šioje upėje, bei šiame gyvenime. Visa tai esi tu. Kuomet tu supranti, kad viskas, kas yra aplink tave, kad tu taip pat esi to dalis, savivertė bus pačiame aukščiausiame lygyje. O tai padės jums būti sėkmingais, klestinčiais, turtingais bei laimingais žmonėmis. Juk turtas tai Dievo būsena jumise. Tai dieviškos būsenos buvimas, dieviško jausmo turėjimas savyje. Tai gebėjimas skleisti tėviškumą gamtai, pasauliui, gyvenimui ir jums.